Sveiki, aš esu Jūratė Bartkevičienė, psichologė. Ir iš tikrųjų yra be galo smagus laikotarpis, kai mes laukiamės. O ypatingai labai svarbu ir smagu, kai laukiamės ne pirmo, o antro arba trečio. Taip? Kad mūsų šeima bus didelė, graži ir visada norime, kad mūsų vaikučiai būtų bendradarbiai, kartu džiaugtųsi vyresnėliai, kad ateina mažylis į šį pasaulį. Tai ką tėveliai turi padaryti, taip, kad tie vyresnieji iš tikrųjų džiaugtųsi ir lauktų mažylio atėjimo. Tai tėveliam be galo svarbu žinoti pagrindinius dalykus, kad vaiką reikia ruošti jau iki gimstant mažyliui, taip, atkreipti dėmesį, bendrauti su juo ir nepersistengti su dėmesiu, nepadaryti tokios klaidos, kad dabar aš vyresnėliui skirsiu 100% dėmesį, labai daug, darysiu su juo įvairiausius dalykus, smagiai leisiu laiką, nes paskui, kai gims mažylis, aš nebegalėsiu su juo to daryti. Tai kai gimsta jau mažylis, vyresniajam iš tikrųjų būna labai sunku ir labai didelė trauma, kad tėveliai jam nebeskiria tiek daug dėmesio ir jis nebegali tiek daug smagių dalykų daryti. Vadinasi, kaltas kas? Tas mažylis, kuris atėmė iš manęs tėvelius. Tai labai svarbu tinkamai ruošti iki atėjimo. Kai gimsta mažylis, taip pat labai svarbu tinkamas elgesys. Pats svarbiausias dalykas gimus mažyliui tai yra lankytojai, kurie taip laukia to mažojo gimimo ir atėję iš karto mato ką? Ta mažiuką, tą mažą angelėlį, tik koks gražutis. O tas vyresnysis, kuris stovi akis išvertęs ir visada buvo mylimiausias ir laukiamiausias, staiga dingo iš horizonto ir jis yra nematomas. Tai tėveliai, jūs turite paruošti lankytojus, kad jie atėję visų pirma skirtų dėmesį vyresniajam, taip? Kad su vyresniuoju pakalbėtų, paklaustų, kas pas jį naujo, kaip jam sekasi ir kad vyresnysis pats pristatytų savo naują šeimos narį, nuvestų ir parodytų savo broliuką ir sesutę. Tai be galo svarbus tinkamas elgesys ir skatinamas to bendradarbiavimo, o ne konkurencijos. Padėkite vyresniesiems nuvirsti tinkamai nuo sosto ir išgyventi visas kylančias emocijas. Vaikai patiria iš tikrųjų daug emocijų ir jos ne visada yra teigiamos. Bet jūs, tėveliai, jūs suaugę, turite padėti vaikui tinkamai susidoroti su kylančiomis problemomis ir emocijomis. Norintis daugiau sužinoti apie tai, kaip padėti vaikučiui priimti naują šeimos narį, kviečiu žiūrėti paskaitėlę apie tai, kaip vaikus paruošti naujo šeimos nario atėjimui.